Sveiki visi, tai yra žmogaus gimimo data, kuris prenumeruoja mane TikTok'e. Ir visiems prenumeratoriams aš prižadėjusi esu pateikti numerologinę analizę, trumpą numerologinę analizę. Taigi čia to žmogaus numerologinė analizė, trumpa, greita. Na ir mes po truputėlį pasižiūrėsim, kas po šią gimimo datą slepiasi. Taigi, po šią gimimo datą slepiasi labai intelektualus žmogus, labai atsakingas žmogus ir labai sąmoningas žmogus. Tai žmogus, kuris yra su labai aukštu intelekto koeficientu, nes ir kūrybiškai jisai gali atsiskleisti, ir sąmoningumo atžvilgiu labai puikiai gali atsiskleisti. Taip pat šitas žmogus ir atmintį turi labai gerą. Ir jam apskritai labai svarbu įžvelgti visame kame estetiškumą ir logiškumą. Jisai labai logiškai gali apsvarstyti, sudėlioti visus taškus ant į, kad ir kokioje situacijoje jisai atsidurtų. Ir pirmiausiai, kas yra jam svarbu, tai yra loginis mąstymas ir aiškiai išdėstytos mintis. Jisai labai puikiai moka suvokti kiekvieną situaciją ir ją pritaikyti savo. Be to visame kame jisai nori išvelgti ir balansą. Jam taip pat yra labai svarbu finansinė gerovė. Jisai puikiai moka ir žino, ko nori, labai gerai suvokia ir supranta visko esmę. Dabar truputėlį atidžiau apie kiekvieną skaičių. Vienetų yra truputėlį mažokai, tad šitas žmogus vis nuolat turėtų panaudoti šiek tiek energijos, kad parodyti savo charakterį ir kiek jis yra stiprus. Jam reikia vis panaudoti papildomai energijos. Energijos jisai neturi labai daug, bet jisai turi šaltinių, iš kurių gali tą energiją gauti. Intelekto koeficientas labai aukštas, jisai gali netgi atsiminti kai kurios dalykus iš praeitų gyvenimų ir žinoti tiesiog, kaip tai vyksta, kaip viskas funkcionuoja. Sukauptos žinios jam veikia automatiškai, tiesiog nededant didelių pastangų. Dėl pinigų energijos jam truputėlį reikia padirbėti ir netgi jo viena iš užduočių gyvenimo yra uždirbti pinigus ir išmokti sklandžiai juos uždirbti. Jo tikslas yra uždirbti pinigus ir juos įgalinti dirbti. Per viską jisai mato loginį mąstymą, taip pat jo šeimoje turi būti viskas logiška, viskas sudėliota, viskas turi būti savo dėžutėse, savo vietose. Dabar kalbant apie stabilumą, stabilumas taip pat turi būti finansuose ir finansinėje gerovėje. Savigarba ir savivertė pas šitą žmogų taip pat yra per loginį mąstymą ir logiškai viską sudėliojant. Darbo efektyvumas pas jį per balansą, taip pat jisai turi visame kame jausti balansą ir taip pat jisai negali dirbti fizinio darbo, jisai turi dirbti būtinai tik tais protinį darbą, nes jeigu jisai dirbs fizinį darbą, jisai dirbs ne pagal savo visatos eigą, ne pagal tai, kas jam visatos nulemta, tai, ko jisai atėjo šį žemę. Trečiasis stulpelis mūsų, kaip tik šitas kalba apie talentus. Talentus tai yra jo darbas ir jo šeima, tarp šeimos ir darbo. Atrasti balansą visame kame, uždirbti pinigus, dirbti savo mėgstamą norimą darbą, jisai turi pasirinkimą, kokį darbą dirbs, kam dirbs ir kaip, bet turi tą darbą atskleisti per kūrybiškumą, kūrybiškai atsiskleisti, pats sukurti savo darbo vietą. Taip pat talentas jo atsiskleidžia taip pat per santykius su antraja puse.
kaip jisai bendraus su antrąja puse, kokį jisai bendravimą atras, kokį šeimyninę gerovę jisai atras. Būtent tai yra jo viena iš krypčių. Ir mes susiduriam dar su vienu aspektu, kad jo misijoje taip pat nulemta, kad jisai turi turėti 2 mergaitės arba 2 mergaitės globoti, būti jų globėjų. Reiškia, jomis rūpintis, joms padėti gyvenime ir panašiai. Dabar mokėjimas džiaugtis ir pats temperamentas eina per sąmoningumą. Jeigu jisai sąmoningai suvokia savo kryptį, kur jisai turi eiti, kokia linkme turi dirbti ir ką jisai turi dirbti, kurioje srityje ir kaip jisai uždirbti pinigus ir kaip balansą atrasti tarp pinigų, darbo ir šeimos, tada jisai jaučiasi puikiai ir jam viskas sekasi. Taip pat kalbant apie dvasingumą, dvasingumas eina pas jį taip pat per temperamentą, per intelektą, per gebėjimą suderinti šiuos dalykus - šeimą, pinigus ir darbą. Jam kažkokių ypatingų tokių misijų dėl darbo pačio nėra. Jisai gali dirbti tokį darbą, kokį jisai pats nori, kokį jisai pats pasirinko, bet svarbiausia, kad jisai nebūtų fizinis darbas. Misijos šeimos ryšiams, jisai tokių misijų turi, bet jisai jas savaime automatiškai gali gyveninti. Taip pat misijos kelias praeitiems gyvenimams, taip pat pas jį natūraliai gaunasi, jam kažkokių ypatingų dalykų nereikia. Sąmoningumo keliu eiti ir suvokti, kaip veikia visatos dėsniai, jam taip pat savaime gaunasi ir jam yra įgimta ir tai yra natūralu, nes jisai viską puikiai atsimena ir puikiai moka suderinti. Dabar kalbant apie karmos taškus, jisai kažkokių ypatingų skolų karmai taip pat neturi ir ten, kur trūksta jam energijos, tarkim, dėl pinigų uždirbti, kai jisai nori, jisai gali tiesiog sugalvojau kažkokią idėją ir gyvendinu, nes jisai turi nuliukų, kurias gali panaudoti. Nuliukai tai yra tiesiog tokia energija, kur paėmiau čia ir įgyvendinau. Dabar kalbant apie darbą fizinį taip pat, jeigu jam reikia labai padirbėti fiziškai kažkokį tai darbą sunkesnį, taip pat jisai gali įgyvendinti tai per savo nuliukus, tiesiog sugalvojau dabar, tiesiog sukaupiu visą energiją ir padarau tai, ką reikia. Bet ilgalaikiai perspektyvai daryti šitą darbą, fizinį darbą, jam yra ne jo sritis ir jam nereikėtų. Tai va, tiek apie trumpą numerologinę analizę žmogui, kuris TikTok'e prenumeruoja mane ir yra gimęs 1998. Vardų ir pilnos datos nerašau, konfidencialumas.